Sveiki. Tęsime pranešimų ciklą Luminor Horizon, skirtą Luminor privačiosios bankininkystės klientams, jiems aktualiomis temomis. Horizon tikslas plėsti akiratį ir žinių horizontą. Esu Tadas Ratkevičius, Luminor privačiosios bankininkystės Lietuvoje vadovas, o šiandienos tinklalaidės tema – investavimas į meną. Tvari investicija ar mados banga. Luminor privačioje bankininkystėje mes tikime, kad menas ne tik turtina mus emociškai, bet gali būti geras būdas papildyti ir savo finansus. Tad jau ketvirtus metus iš eilės savo klientus kviečiame dalyvauti kalėdinėme Luminor aukcione, kurio metu siūlome įsigyti vieną iš jaunojo tapytojo prizo konkurso finalininkų darbų. O visos lėšos surinktos šio aukciono metu yra paaukojamos jaunimo linijai. Matydami vis augantį susidomėjimą šią temą ir sulaukdami daug mūsų klientų klausimų, nutarėme pakviesti ekspertus ir padiskutuoti apie investicijas į meną. Tad nieko nelaukdamas sveikinuosi su savo pašnekovais. Daktarė Simona Skaisgirė, Vilniaus aukcionas vadovė, menotyrininkė, filosofijos mokslo daktarė. Sveiki, Simona. Sveiki. Ramunė Zabulienė, meno kolekcininkė, Šiaulių banko tarybos narė, įvairių labdaros ir paramos fondų valdybos narė. Sveiki. Labadiena. Ir Antanas Zabulis, meno kolekcininkas, Vilniaus miesto savivaldybos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys. Sveiki, Antanai. Sveiki. Gal pradėkime nuo trumpo prisistatymo mūsų žiūrovams, papasakodami apie savo santykį su menu ir investicijomis į jį. Gal, ponia Simona, nuo jūsų pradėkim. Na, aš 17 metai vadovauju meno rinkos agentūrai, kuri turi Vilniaus aukcioną, taip pat Galerija Kunstkamera, meno istorijos mokykla ir kitų prekinių ženklų. Bet pradinis ir pagrindinė mūsų veikla yra būtent aukcionų rengimas. Tad aš kiekvieną dieną bendrauju su žmonėmis, kurie nori arba yra kolekcininkai, ar nori tapti, arba yra investuotojai. Ir matyti šitą procesą gan iš įvairių perspektyvų. Supratau. Ir natūralaus susidomėjimas menu netėjo šiaip sau vien kaip darbinis, ar ne? Pirmiausia, domėjotės menu tikriausiai ir tada jau kilo. Mano studijos, aš baigiau menotyrą pradžiai, tai viskas, taip sakant, labai nuosekliai ėjo link to. Supratau. Gerai. Ačiū, ponia Simona. Ponia Ramunė, gal tada nuo jūsų irgi. Aš jaučiuosi kaip ir pamaloninta, kad mane vadinat kolekcininkė ir gal savęs taip priskirti prie investuotojos į meną nedrįščiau, nes man prasidėjo viskas gal kaip tikriausiai daugeliu tais laikais, žinot, tėvų namuose visą laiką būdavo kokių nors paveikslų ant sienų. Aš iš tos, žinot, to laikotarpio, kai buvo ir dovanojami paveikslai, jubiliejų proga, ir patys kažkaip tai perėmėm tą, žiūriu, tokią kaip ir įprotį tokį, kad, sakysim, jeigu yra vestuvės draugų, tai mes čia susimetam pinigėlius ir nuperkam kokį nors paveikslą, kad jie prisimintų ir turėtų. Tai iš pradžių gal prasidėjo nuo tokių dovanojimo laiko, ir tokio žiūrėjimo, kas patinka žmonėms, kas man patinka. O jau po to staiga pasižiūrėjau, kad jau labai man patinka. Ne tik, kad dovanoti, bet norisi ir savo pasidovanoti. Laukiausi sūnaus, pasidovanau savo irgi paveikslą. Na tai palengva ir prasidėjo nuo to. Tai pradėjo kauptis namuose kolekciją tam, kad kažkam padovanoto, paskui jau supratot, kad jau... Pradžių prasidėjo nuo tokio gana savamoksliško, kaip sakyti, žingsnio ir dovanojimo daugiau arba savo, arba kitiems. Bet paskiau jau aišku, su tuo visą laiką ateina ir truputėlį daugiau jausmo, ateina ta meilė tam autoriui, tam pačiam supratimui, ką jisai galvoja. Pradedi daugiau skirti, matyti ir tada procesas darosi ypatingai įdomus. Supratau, gerai, ačiū. Panas Antanai, tai, kiek suprantu, ponė Ramunė, jūs užkrėtė irgi ir kai namuose nebuvo vietos jau, kaip sakant, praeiti pro paveikslus, tada ir pačiam reikėjo domėtis ar kitą istoriją. Užkrėsti yra toks terminas biski, nelabai galioja už tai, kad žmonės neužsikrečia, bet aš tai galvoju, kad vis tiek
Na, žmogus jisai toks yra darinys, kad dažnai pasako žodį wow. Ir natūralu, kad jeigu tu praeini po kažkokį tai kūrinį ir jis tau labai patinka, tai tas truputėlį ir pasieja tą užkratą. Ir po to, ir tikriausiai vis tiek tas kolekcionavimas turbūt prasideda nuo to emocinio užkrato. Ir paskui tada jau pradedi galvoti, o tas emocinis, ar jis jau patampa labai brangus, ar tu visgi galvoji, kad tai yra tam tikras atsiperkantis dalykas. Tai tada įsijungia tam tikrai racionalūs kažkokie tai pamastymai ir tada jau pradedi galvoti, o iš tiesų, kurie linkme eiti ir kaip toli, ir kaip giliai. Ir ką su tuo daryti, supratau. Šaunu, tai gal padiskutuokime pirmiausia apie tai, vis dėlto ir pati tema yra apie investavimą į meną, ar tai yra tik tai laikinas kažkoks mados reikalas, ar tai vis dėlto turi išliekamąją vertę. Ir kadangi visi prisipažinot, kad menu domitės jau ne vienus metus, 17 ir kiek žinau, apie 20 metų irgi ponai Zabuliai kolekcionuoja. Aš pataisysiu, kad Simona turbūt tik pradėjo prieš 17, bet turbūt menais domisi jau 50 metų, turbūt nuo gimimo. Šaunu, tai kuo ilgesnė istorija, tuo daugiau galite irgi pasidalinti su mūsų žiūrovais tinklalaidės, ar ne? Ir kadangi vėlgi kalbėjom jau ir prieš šitą tinklalaidę apie jūsų patirtis ir minėjot irgi, kad matėte įvairių pakilimų ir nuopuolių, ar net tas pats 2008 metų irgi prieš tai buvęs didžiulis susižavėjimas ir susidomėjimas menu, kuris labai nuslūgo. Tai dabartinis irgi toksai, atrodo, aš sakyčiau, irgi bangos pakilimas, ar vėlgi jis yra kažkoks laikinas, ar vis dėlto tai yra kažkokia nauja tendencija, kuri išliks ilgesniam laikui, galbūt, Simona, nuo tavęs pradės. Na, kolekcionavimas tai yra tokia, sakyčiau, tam tikrų žmonių prigimtinė savybė, tas kolekcionieriaus instinktas, kuris buvo, yra ir bus. Ir šita veikla, jinai yra neužgesinama iš esmės ir nelabai priklauso nuo kažkokių tai madų. Kolekcionieriai anksčiau buvo, tarkim, aristokratija, bajorai, dvaruose mes žinom, kokios kolekcijos buvo, nepriklausomai Lietuvoje, koks buvo kolekcionavimo suaktyvėjimas. Bet lygiai taip pat ir sovietiniai Lietuvoje, kai kolekcionavimas buvo apskritai kriminalizuota veikla. Netgi tuomet kolekcionavimo sąjūdis tikrai vyko ir jo užgniaužti niekaip negalėjo net būti pavykę. Atsiradus jau prasidėjus nepriklausomybei, vėlgi tos kartos keitėsi, gal jau net mes stebime antrą kartą jau šitoj mūsų naujoje nepriklausomybei. Ir tie suaktyvėjimai, žinot, jie yra tokie, sakyčiau, gal periodiški, kai mes patenkam į tokį stabilesnį ir ilgesnį ekonominio gerbūvio etapą. Tai tik tiek, bet tai nėra kažkokia tai čia mada, ar ta prasme tai yra tęstinis procesas, aš nematau nieko kažko labai išskirtinio. Tas kaip tik prieš irgi pradedant filmavimą kalbėjom irgi, ponas Antanas irgi minėjo, kad sako, labai daug kas iš tų žmonių, kurie gali sau leisti investuoti ir ne, turi daugiau tų laisvų lėšų, nusiperka paveikslus, tai kas jam patinka ir sako, aš dabar jau čia didelis kolekcionierius, investuotojas į meną ir žinom irgi ne visą laiką tie IT projektai baigėsi gerai, kartais ir pradeda trūkti pinigų ir matytas susižavėjimas menu irgi išblėsta. Tai ar vėlgi iš galbūt jūsų irgi, nežinau, kažkokios aplinkos arba patirčių matos irgi, kad tai vis dėlto banguoja ir tų investuotojų, tikrų investuotojų, kur, manau, jūs galbūt esate iš jų ratas visą laiką, nežinau, jisai stabilus ir nedidėja, ar kaip tik banguoja. Kokia jūsų patirtis? Tai aš tai galvočiau, kad vis tiek visų tų, kurie turi tam tikrą kolekciją vienokią ar kitokią, turbūt yra didžiulis noras, kad atsirastų dar daugiau konkurencijos, kad atsirastų tų žmonių, kurie irgi norėtų galbūt vieni perpirkti. Kiekvienas tą kolekciją perskaičiuoja, jeigu tik atsiranda kažkas naujo, ir tas naujas pradeda investuoti, automatiškai jisai kaip ir kelia kainą. Čia lygiai taip pat turbūt ir Simona pripažins, kad jeigu kažkoks kūrinys prasidavė už tam tikrą kainą, kitas prasidavė to paties autorius kūrinys už brangesnę kainą, automatiškai viskas persiskaičiuoja. Šiaip jeigu ūkiškai žiūrint, tai kiekvienas autorius
turi savo tą vadinamą koeficientą kvadratinio centimetro, kaip be būtų keista. Galima net taip išreikšti. Aš tai galbūt žiūrėčiau į tą prizmę, kaip mes Rumunė pradėjom, tai aš pakankamai racionaliai iš tą reikalą pasižiūrėjau, aš tiesiog nedarydamas tokių spontaniškų sprendimų pakalbėjau su 3 ar 4 tikrai rimtais kolekcininkais ir paklausiau, su kuo jūs man galit savo sąrašą pasakyti, kas yra top 10, top 20 ar top 30 Lietuvos dailininkų. Atmetus tuos, apie kuriuos tiesiog tik tai gali paskaityti knygelį, ten Čiurlionis ar kažkas panašaus. Tada iš tų 4 žmonių susirinkau po tą top 30, tada tuos sąrašėlius sulyginau, išvedžiau kažkokį tai bendrą prioritetų, tą prioritizuotą sąrašą ir va taip ir pradėjau. Ir tai čia yra viena dedamoji. Kita dedamoji, kad natūralu, kad reikalinga turbūt irgi pasižiūrėti, ar tau tas paveikslas patinka ar nepatinka, nes vien tik tai autorius neužtenka, nebent jau tai yra labai labai retas, tada tiesiog tu žinai, kad turbūt per ateinančius 20 metų daugiau niekas nebeišeis. Bet šiaip tai va taip racionaliai susidėlioja tas sąrašėlį ir tada po truputėlį pradeda pildyti, bet tais, kurie tau patinka. Ir dažniausiai jau tokia, kurį nusipirkus, pakabini, jeigu jisai susigyvena, jis ten lieka. Jeigu jisai nesusigyvena, tada automatiškai ieškai kažko, kuo pakeisti ir va taip gaunasi, kad realiai tas, kas kabo ant sienų, turbūt yra ženkliai mieliau, negu kad visa likusi namų aplinka. Nukabini paveikslą faktiškai kaip ir apnuoginė visą namą. Bet kalbant vėlgi, sakykime, ir pats paminėjot, kad bendravot arba konsultavote su tais profesionalais, kurie jau toj srityje irgi galbūt daugiau turi patirties. Tai tas ratas tų žmonių, su kuriais vėl dabar galima pasikonsultuoti, jūsų nuomonė, jisai plečiasi per tą laikotarpį, kai jūs domitės, ar jisai yra stabilus, ar jisai yra banguojantis, kokia jūsų patirtis? Kad jeigu jis ir banguoja tik tai viršų, ta prasme, ją pačią ne, nes jau tie, kurie į tą visą kolekcionavimo rinką įlindo, tai natūralu, kad tiesiog nelabai įmanoma ir užgesinti. Vis tiek tas, kas yra pasėta, tas yra pasėta. O tų naujų taip atsiranda, bet tie nauji, aš galvočiau, kad jie yra dar labiau turbūt racionalūs, žiūrėdami į tai, į ką investuoja. Aš turiu minį iš tokių, bent jau kuriuos aš pažįstu. Bet aišku, yra turbūt daug žmonių, kurių nepažįstu ir kurie visiškai kitokiais kampais renka. Žinau, pavyzdžiui, vieną žmogų, kuris renka paveikslus, kuriame būtų karvė. Atrodo, kampas visiškai toks kaip ir banalokas, ne? Bet niesgi nedraudžia. Ne? Jeigu tau būtent šitą liniją patinka, labai yra gerai. Tai, bet vėlgi, jeigu šiaip pasižiūrėti, tai sakau, kiekvieno kolekcininko svajonė, kad atsirastų dar 2, 3, 4, 5 ar daugiau tie, kurie rimtai norėtų kolekcionuoti, tada natūralu, kad visiems yra labai gerai. Taip, kuo didesnė konkurencija, tuo, kaip sakė, didesnis susidomėjimas ir tos kainos yra likvidesnės. Pakalbėkim galbūt irgi tada apie likvidumą meno kūrinių, ar ne? Ir apie tai vėlgi, visi, kai kalba apie meno kūrinius, matyti irgi visi labiau galbūt įsivaizduoja tapybą, paveikslus, bet yra ir kitos, ar ne, meno rūšis, yra keramika, yra skulptūros, fotografija ir visa kita. Gal, ponia Ramunė, jūs gal savo patirtimi irgi galite pasidalinti, nes, kiek žinau, ne tik tai tapybą jūs irgi kolekcionuoti ir domitės. Aš tai labai norėčiau irgi papildyti iš tiesų šitą pokalbį, nes mes kažkaip tai, kai pradėjom gal nuo jūsų jauno tapytojo prizo, tai truputėlį apsiribojom. Iš tiesų, gal ir Antanas neturėjo omeny vien tik tai, sakysim, tapybą kalbėdamas. Ir aš kaip pagalvoju apie tą ratą žmonių, tai yra tikrai labai įvairiausių ir įdomių asmenybių. Kiti, nebūtinai, kaip sakyt, jeigu dar yra apie investiciją, tai galima sakyti, kad kokios senovinės monetos dar yra tokia išskirtinesnė investicija. Ir gal dar net, sakyčiau, gal likvidesnė, nes jų ten, sakysim, riboti kiekiai ir kas pradeda, bet irgi reikia domėtis, reikia suprasti tą ir kaip man, pavyzdžiui, vienas mano bičiulis, kuris investuoja į jas, sakė, jos nepaprasto grožio, sako, neįsivaizduoju, kokią aš gražią radau. Tai yra toks dalykas irgi kolekcionuojama ir tai, aš manau, gali būti irgi, ir, kaip sakote, ir tikra investicija ir ko gero vertė tik auga, nes šitas yra baigtinis resursas, kaip mes sakome. Tai galbūt tas pats yra bruožas ir truputėlį apie meno kūrinius, nes žinom tą patį, kad jeigu būna amžinatilsį menininkas, tai, kaip sakyt, tai jo jau irgi darbų daugiau nebus ir būna ribotas kiekis, tai, sakysim, jeigu jisai jau žinomas ir turi vardą ir tikrai, sakysim, yra
kažkuo patrauklus, tai jo kainos tik tai kyla tikriausiai. Yra toks truputėlį dėsnis, o gal net nežinau, bet Simona, ar man pritars? Bet aš gal įdėčiau dar tokį vieną pastabėlę, kad mes dabar taip kalbam, lyg tai šiandien 1-2 pradėjau ir jau esu jau toks kaip ir ekspertas, žinovas, profesionalas ir panašiai. Na, kaip sakoma yra, kad kada Beatlai pradėjo gerai groti, tai zulina gitarą 10 000 valandų, ne? Jeigu nori žaisti tenisą, turi 10 000 kamuoliukų sumušti. Tai lygiai taip pat ir mene, jeigu tu iš tiesų rimtai iš tą reikalą žiūri ir tikrai nori, kad širdis džiaugtųsi tuo, ką turi, tai 10 000 paveikslų parodose turi apžiūrėti tikrai. Pasme, kad šiek tiek pradėtum jausti, jau turėtum tą akį ar į tai, kas yra vertinga, kas gražu ir kas galbūt tikrai turės tam tikrai išliekamąją vertę. Šiaip pat ateit pasižiūrėti ant sienos, tas patinka, nuvažiuosi į niekur. Vis tiek reikia truputėlį investuoti ir knygelių paskaityti ir šiek tiek istorijos ir apie tą patį autorių, kodėl jis tą dalyką tapė, kodėl būtent šitas kūrinys galėtų būti vienoks vertingas. Aš labai gerai pamenu, buvo Klaipėdoje vyros paroda, Švažo. Ir vienas pilietis, kuris ganėtinai rimtai daug kūrinių iš autorius turi, ir ten buvo Švažo portretai. Tai kada buvo pristatymas, tai tenais jisai tiesiog papasakojo, Švažo sūnus, apie tai, ką tėvas turėjo minty, kad sovietmečiu tapydama šitą darbą ir paslėpdamus tam tikrus šiandieną suvokiamus kaip arba pripažintus kaip didvyrius, tuo metu, kad ta sovietinė visa nomenklatūra jo neišbrokytų. Tai vis tiek, kada tokia istorija ateina kartu su paveikslu, yra šiek tiek vis tiek kita emocija, negu kad ateina ir pasižiūri. Veidelis, ta prasme. Tada žiūri daugiau į spalvas, tada žiūri į kažką. Bet tu nematai tos priežasties, kodėl tas autorius būtent tokį nupaišė ir kaip jisai galbūt išreiškia savo protestą tam pačiam sovietmečiu ar panašiai. Tai į tą reikia investuoti. Čia iš tikrųjų matyti labai gera irgi mintis yra apie tai, ką mes irgi kalbėjom šiek tiek prieš šitą filmavimą, kad labai svarbu ne tik tai pačiam suprasti arba pamatyti ir per savo prizmę perleisti tą paveikslą, bet ir žinoti, ką norėjo autorius pasakyti. Tai irgi matyti labai verta žiūrint ir renkantis meno kūrinius, visą laiką pasidomėti ir istorijomis, kokias jas slepia tie meno kūriniai ir kažkaip irgi išsisaugoti galbūt netgi ir aprašymą to paveikslo pačio autoriaus. Taip, arba kilmės dokumentai, kaip mes vadiname, kur kabojo, kas buvo šeimininkas prieš tai, galbūt netgi kas šeimininkas buvo dar prieš jį. Tai čia visa ta istorija, aišku, kad kelia tą kūrinio vertę. Simona, žinau, kad pasakoji savo irgi pranešimuose, paskaitose apie investavimą į meną irgi kalbėjo apie piramidę, ar ne? 80, 15 ir 5. Tai gal trumpai gali pristatyti tą visą idėją vėlgi, nes tai matyti irgi susijęs su visa šitą temą. Ta piramidė atėjo kaip atsakymas į klausimą būtent apie investavimą į meną ir noriu pabrėžti, kad jokiais būdais ne visas menas yra investicinis ir toli gražu ne kiekvienas kūrinys atneš tą investicinę grąžą. Tai ta piramidė reiškia, kad iš visų meno rinkoje cirkuliuojančių kūrinių maždaug 85% mano tokių vertinimų yra interjeriniai ir jie niekada netneš investicinės grąžos. Mes susimokam už tai, kad jie puoštų mūsų namus ir viskas. Jie puošia, mus džiugina ir čia mūsų santykiai ir baigėsi finansiniai su to meno kūriniu. Ir didelė tikimybė, kad jie ko gero bus nelikvidus. Galbūt likvidus, bet ko gero gal ir bus nelikvidus. Dabar yra tie 15%, kuriuos aš vadinu kolekciniais kūriniais, su kuriais yra jau įdomiau, nes jie tampa įdomus tam tikrų aspektų ir jeigu yra tas kolekcininkas, kuris būtent tai renka ir jam būtent to labai reikia. Tai su kolekciniais kūriniais istorijos gali būti labai skirtingos, bet čia yra pati įdomiausia grupė, ko gero. Ir tik 5% yra absoliučiai nekvestionuojami investiciniai kūriniai, jau tokios visiškai muziejinės vertės. Tai kai mes kalbam apie investavimą į meną, jeigu taip atsietai nuo kolekcionavimo ir kas turi sekti prieš šitą žingsnį, tai mes kalbam tik apie tos 5%. Bet ką aš noriu pabrėžti, kad iš tiesų aš netikiu, kad gali žmogus atsikelti vieną dieną
ir pasakyti, žinot, gerbėmė, aš tapsiu investuotojų į meną. Nuo šiandien. Taip nebūna, žinokit. Tikrai, kaip ir Antanas minėjo, čia yra būtinas tam tikras procesas, kurį reikia praeiti pradžioje, kaip irgi Ramunė pasakojo, džiaugiesi, puoši namus. Kažkokiu momentu jau pradedi suvokti, kad tave domina kažkas labiau nei kas kitka, tu pradedi formuoti savo kolekcijos ašį, kažkokį tai fokusą, tampi kolekcininkas ir kai daug metų atiduodi jėgų, pastangų, finansų tai savo kolekcijai formuoti ir ją suformuoji tikrai gerą, vertingą, tai ta investicinė grąža taip netikėtai ir ateina. Ir tai staiga jau gali pasižiūrėti, kad aš galbūt jau ir ne tik kolekcininkas, bet ir galiu investicinę grąžą atsimti. Bet peršok šitas stadijas, tai žinot, nelabai tikiu sėkmę tokio taip, šuolio. Arba tai būtų labai vienkartinis reiškinys. Taip. Čia būtų toks ne maratonas, bet sprintas. Tikėtina, kad toks žmogus labai greitai pasitrauktų iš šitos veiklos. Nes aš matyt irgi iš savo patirties žinau, kad nemažai vėlgi tų investuotojų į vertybinius popierius irgi, ar ne? Pajutę tą greitą pelną investuojant į tos pačius kriptovaliutas, bitkoinus ir panašiai, matyti irgi galvoja, kad galima šitoje vietoje irgi investavimą į meną pasiekti greito to rezultato ir pelno, bet ką girdžiu iš jūsų, kad tai matyti gali būti tik tai sėkmės arba tam tikri atvejai, bet tam reikia dėti nemažai darbo ir laiko. Pane Ramunė, irgi paminėjot, kad irgi kolekcija nuo ko prasidėjo jūsų, ar investavimas, arba rinkimas to meno, ar ne, kad pirmiausia žiūrėjote, kas jums gražu. Tai dabar jau, kai renkatės kūrinius į savo namus ar kolekciją, vėlgi į kokius kriterijus atkreipia dėmesį, pagal ką žiūrite. Vat irgi paminėjot, kad autorius labai svarbu, jeigu limituotas, sakykime, darbų kiekis irgi, ar į tokius dalykus atsižvelgiat, pagal ką jūs renkatės? Dabar tai aišku, kaip pasižiūrim, dabar jau net ir riboju save, kad per daug nesidairyti ir nepildyti, nes iš tiesų tie namai nebegaliniai ir žmogus savo turi, gal net ir tas turėjimo jausmas manęs netaip atrodo, netiek džiugina. Tačiau yra labai toks svarbus dalykas, ką Simona pasakė, kad ilgainiui tau vis tiek tu turi išsiugdęs truputėlį tokį, vienas dalykas akį ir šiek tiek tau smagu pamatyti kažką, aš galiu nepirkti dar to darbo, bet aš galvoju jį žiūrėdama, kad, žinai, kažkam tikrai tiktų į jų kolekciją, arba šitas kūrinys, man atrodo, kažką turės vertę, sakysim. Ir, pavyzdžiui, kartais ta vertė ateina net nelabai žinot. Jūs manęs truputėlį anksčiau klausėte, aš jums nepasakiau apie fotografijas. Nes, pavyzdžiui, dabar žiūrėkit, kai mes žiūrim į Sutkaus fotografijas, tas parodytas laikotarpis, kai aš žiūriu ir man primena mano mamos jaunystę, tuos kuodus ponių juokingus. Ir man jos sukelia tokią nostalgiją ir ta nostalgija yra tikriausiai kažkam paskatinimas kolekcionuoti ir investuoti į tai, nes tai jau yra kaip ir, man atrodo, kad kažkokia tai vertybė ir sukelia jausmą. Ir kuris jau yra ne tik tai tau, net ne tik mano mama, tai, bet manau, kad ir daugelis mano kartos prisimena savo mamos jaunystę su tokiu, kaip ir graudesiu, ir tau jau tas meno kūrinys sušvinta kaip atspindys tos istorijos ir jau kaip ir vertybė. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad dar yra ir toks dalykas, kur paskiau kokia nostalgija gali būti pagrindas kolekcijos darimui arba ir investavimui taip pat, nes tai nostalgijos tas jausmas yra ne tik tavo vieno, bet ir kitiems. Investicija čia labai toks įdomus kampas yra, už tai, ką aš pilnai irgi sutinku, nes kada tu turi savo kolekciją, kada tu truputėlį, kaip ir supranti logiškai, kodėl jinai yra tokia, tai atsiranda dar tokia kita, tokia kaip ir dedamoji, tai yra tas gebėjimas pajausti malonumą investuojant į save, stebint meną.
Ir kitą kartą, pavyzdžiui, ar važiuojant kažkur, tai ar tiesiog tu daugiau stebi ir žiūri, o kasgi to, koks yra meno pasaulis vienam ar kitam mieste. Ir tave jau tiesiog traukia nueiti į vieną ar kitą galeriją, ypatingai iš šiuolaikinio meno, kadangi pamatyti iš tikrųjų, kaip atrodo to šiuolaikinės tendencijos ir va tas toksai postumis būtent prioritizuoti, būtent apsilankyti tenais, tai irgi yra pakankama investicija, kuri grįžta nuo to pradinio investavimo į tam tikrą kolekciją. Tai tas irgi, manau, kad yra labai smagu ir labai stipriai papildo. Procesas yra irgi labai svarbus ir kai kuriais atvejais netgi svarbesnis, ar ne, negu nusipirkti tą konkretų paveikslą. Bet išsiugdyti tą potraukį būtent šitai krypčiai arba šitai linijai, taipogi, manau, kad yra ganėtinai miela. Ir manau, kad tai yra tiesiog tikrai labai duodantis žmogui tikrai didelę satisfakciją, kaip sakoma, ir tikrai net labai norėčiau pasakyti, kad tai yra vienas iš didesnių malonumų ir dar tas persiduoda, aišku, ir vaikams, pavyzdžiui, ir vaikai paskiau pasižiūri, kad kaip galvojam, kad gal čia mes tokie apkraunam juos ar kažką žiūriu, kad pats siunčia nuotraukas iš savo kelionių, kad jie lankėsi Šiuolaikinio meno muziejuje. Tai man labai, pavyzdžiui, šitas patinka aspektas, kad užsikrečia. Šaunu. Simona, įsivaizduokit, kad, nežinau, turiu aš draugą ar ne, kuris sako, Tadai, turiu laisvų pinigų, noriu pradėti investuoti į meną, ar ne? Tai nuo ko iš tikrųjų patartumėt jam pradėti? Kas tai yra? Nuo pokalbio su savim. Kodėl būtent į meną? Jeigu tik tai yra, taip sakant, tu nepraėjai to kelio, apie kurį mes kalbėjom, jeigu nesidomėjai menu, jeigu tame nebuvai, jeigu nebuvai kolekcininkas, jeigu nekeliavai po pasaulį ir po muziejų sales, geriau nelįski šitą sferą. Tikrai nudegsi, ko gero. Jeigu ieškai tik jeigu tai tiesiog, geriau tada eik nusipirk aukso gabalą ir bus paprasčiau. Nes šita investavimo sritis tikrai yra specifinė, jinai tikrai skiriasi nuo kitų sričių. Sėkmės atvejais gali ta grąža būti labai įspūdinga, bet yra pilna ir netokių sėkmingų istorijų, bet specifiškumas šitos investicijų krypties galbūt yra toks, ką Antanas labai gražiai suformulavo, kad investuojant į meną, tu turi galimybę investuoti ir į save. Taip. Tai yra faktiškai didžiausia grąža. To tu neturi investuodamas į auksą ar akciją. Kartais pasiėmė. Čia dar yra toks aspektas, kad iš tiesų yra dar toks vienas elementas kaip kantrybė. Taip. Nes vėlgi investuoti į akcijas ir investuoti į kažką tokio, sakykime, kas yra likvidų kiekvieną dieną, tai tu gali įeiti, gali išeiti, tu gali įeiti 2 kartus per dieną į Apple ir paskui 2 kartus parduoti, ne? Ir galbūt laimėsi, galbūt pralaimėsi. Mene yra, ta kantrybės dedamoji yra labai svarbi, dėl to, kad tiesiog gali laukti 10 metų, kol būtent tas vienas ar kitas kūrinys ar autorius jisai vėl pasirodys rinkoje. Tai vat, pradėti bet ateini pas kažką, tai tau kaip ir parekomenduoja, bet tavęs neišmoko, kaip tą reikia daryti. Už tai, kad tada tu tiesiog biskį nubanguosi ir paskui prasidės nevaldomas procesas ir iš to nieko gero nebus. Bet klausykit, aš galvoju vis tik tai, jeigu, sakysim, žmogus nusprendė dar, ir tikrai niekas mesgi nesijaučiam taip jau labai tvirtai, aš irgi nesijaučiu, kad aš čia kažkaip labai gerai suprantu, aš suprantu savaip. Bet jeigu, sakysim, žmogus nusprendžia, kad jis turi tą pinigų sumą ir jisai nori dabar investuoti, tai aš sakyčiau, kad kodėl? Sakyčiau, kad pirmiausia gal pasitarti su kokiais 3 skirtingų galerijų savininkais, nes jie vis tiek yra kaip ir žinovai, sakysim, kad ir savo tuos menininkus, kuriuos atstovauja, jie žino gal gerai, gali papasakot faktų. Aišku, reikia turėti omeny, kad jie tuos menininkus pardavinėja. Tai turėtum lyginti, bet šiaip, sakyčiau, jie ekspertus kreipiasi ir pradeda taip žmonės, bet tuo ekspertu, aišku, reikia pasitikėti ir gali būti, kad truputėlį bus daugiau ekspertų iš pradžių nuomonės, kol išmoksi pats ir įdėsi, tu pasakysim, tų pamokų gausi iš eksperto tikrai daug vertingų ir pradėsi gal išmoksi žiūrėti. Aš manau, kad vis tiek negalima taip galvoti, kad, Simona labai gražiai pasakė, kad įspėdama, kad tai apie tikra investicija, ko gero, yra kita lengvesnis kelias, bet jeigu tu nori užžengti tuo keliu ir pradėti domėtis ir investuoti, tai aš tikrai paraginčiau,
pasikalbėti su tokiais, kurie jau žinomi, dirbo šitoje rinkoje, specialistais, neklausyti 100%, tačiau pasitikėti vis tiek kažkuo tai išsirinkti ir pradėti tuos žingsniukus ir paskui pamatysit, ar galų galiai yra ir aukcionai, kuriuose rodomos kainos ir parduodami kūriniai. Tai galvoju, kad šitas kelias būtų gal irgi galimas. Aš kaip tik norėjau iš tikrųjų ir klausti, tai vis dėlto turim užsispyrusi investuotojai, sako, aš jau prisipirkęs nekilnojamo turto, prisipirkęs vertybinių popierių, noriu diversifikuoti savo portfelį, jau tikrai nusprendžiau, eisiu investuosiu į meną. Kur ieškoti to meno? Internete? Pirmiausia, reikia žinot, ko ieškoti. Tai kaip Ramunė kalbėjo apie tai, kad susivokti, kokius autorius tu nori rinkti, kurie potencialiai galėtų būti investiciniai. Tai iš tiesų aš pasiūlyčiau mūsų aukciono namų tinklapyje, mes skelbiame topus ir šimtukus skelbiame. Ne tik brangiausiai parduotų kūrinių, bet ir perkamiausių autorių ir brangiausių autorių. Tai sakyčiau, kad galima daryti tokią hipotetinę prielaidą, kad tarkim tie 100 kūrinių esančių topė, jie yra investiciniai. Beje, galiu pasakyti, kad apatinė riba pas mus, bent jau mūsų aukciono namų patirtyje, tai apatinė riba įėjimo į 100 yra 6200. Su visokiais mokesčiais būtų apie 7000. Tai jeigu manęs klaustų, kiek reikia turėti, norint jau eiti šitų kelių, tai aš sakyčiau, taip, maždaug nuo 7000. Nėra daug. Nėra baisiai daug. Bet reikia vis dėlto labai atidžiai pagalvoti, kaip juos išleisti. Ir toliau pasižiūrėti kitą būtent topą, kur yra perkamiausi autoriai ir brangiausi autoriai. Ir irgi galima daryti prielaidą, kad jie yra investiciniai, bet čia atsiranda toks niuansas, kad jeigu jie yra perkamiausi, reiškia, jie yra populiariausi ir tu atsiduri tam tikrame mainstreame tokiam. Tu pradedi rinkti tai, ką ko gero labai daug kas renka ir ko gero tavo kolekcija nebus išskirtinai įdomi. Taip. Tai apie tai irgi reikia pagalvoti. Bet matyt likvidė, jeigu daug, kaip sakant, yra, kurie kolekcionuoja, tai tada galėsime. Jeigu kokybiški darbai surinkti, kokybiški autoriai ir kokybiški darbai, plus reti, tai bus likvidė. Labai gerai. Su investicijom, kai susidari, visą laiką didžiausios grąžos yra tada, kai pastebi kažkokias tai tendencijas anksčiau kitų, ar ne? Arba nuspėjai, kaip čia rinka toliau vystysis, ar ne? Kaip yra su tais, sakykime, irgi jaunaisiais menininkais, ar ne? Kurie dar tik pradeda savo kelią, bet jau irgi turi tam tikrų galbūt irgi gabumų, jau yra pripažinti. Ar verta ten lysti ir investuoti ir ieškoti tų, kaip sakant, perlų ir vienaragių būsimų, ar su jaunaisiais menininkais yra ten irgi rizikų žymiai daugiau, gal Antanai, jūs galite pasidalinti? Aš kažkaip bandėme susirgti tą vadinamą antrą bangą, šitą ligą, bet kažkaip nepasirašiau, yra labai sudėtinga. Yra kas gražu, yra kas galbūt nelabai gražu, kadangi iš tiesų nuo tos klasikinės dailės labai daug kas transformavosi ir tikrai kaip diena ir naktis. Tai dienoje dar naviguoti galiu, naktyje dar kol kas viskai jaučiuosi per silpnas. Bet kas gražu galiu pasakyti. Šiuolaikinė mene tai gal apie grožį jau mažiau kalba eina. Čia gal netaisyklingai pasakiau, mažiau kalbos apie grožį yra. Bet yra daugiau kalbos apie minties gylį, man taip atrodo, apie kažkokią naują žinią, kurią atneša, nes dažnai būna jau, jeigu ypatingai tapyboje, tai vis tiek interpretacija kažkokio seno kūrinio, kažkokios minties, kažkokių naujų šių dienų tendencijų atspindys, pasitelkiant kažkokią atmintį. Ir tam reikėtų irgi labai daug žinoti ir iš tos praeities. Ir kartu, bet tada tai ateina tikras didysis malonumas žiūrint šiuolaikinį meno kūrinį, kai tu supranti, apie ką kalba. Ne visada tai būna, dažniausiai ne. Šiais laikais, nes arba tu tikrai turi daug laiko skirti ir domėtis, lankytis, sekti tą menininką, žinot, kuo gyvena. Bet nereikia pamiršti, kad šiandien yra labai daug ir tos vadinamos rinkodaros, yra juk tos pasaulinės galerijos, kurios išstuminėja autorius, kurios tos autorius reklamuoja, kur tarkim, galerijose netgi nėra kainų sudėta, o tiesiog jie kažkaip gaudo, kuriam lygmenį tą kainą galėtų nusistovėti. Tai kitą kartą būna, tarkim, tam pačiam Fryze Londone, kur ten
šimtai galerijų suvažiavę, tiesiog kai praeini, tai irgi savęs klausi, topai yra būtent šito ir šito autorius ir nelabai supranti dėl ko topai, už tai, kad yra, atrodo, viskas, greitai viskas labai paprasta ir labai suprantama. Bet tikriausiai yra tam tikras pagrindimas ir yra labai 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 didžiulis stumimas vieną ar kitą autorius. Ta pati turbūt dar ir Lietuvos galerijos pasirinkdami vieną ar kitą menininką ir stumdami į vieną ar kitoje rinkoje. Bet tik tai galiu pritart, kad šita sritis, jeigu tik apie investiciją kalbant, tai yra visiškai daugiau investavimas į save, savo žinias, negu į būsimą pelną, dėl to, kad nuspėti tą, manau, labai sudėtinga. Bet Lietuvoje, pavyzdžiui, žinau keletą kolekcionierių labai rimtų, kurie iš tiesų nuo tos klasikinės dailės perėjo į šiuolaikinį meną ir dabar tiesiog visos erdvės yra užpildytos didžiąją dalimi tuo šiuolaikiniu menu ir žavu, gražu. Ir vertė, sako, pakilo pagal rinką, kai vertino tikrai, bet aišku, irgi pirko su specialistų pagalba. Tai, kaip sakyti, tikrai nėra taip, kad negalima to daryti ir mes čia turėtumėm sakyti, tik tai tikrai yra sudėtinga šitą nuspėti būsimą grąžą, bet jeigu jau esi tikrai kietas ir pasirengęs, tai manau susiorganizuoti pagalbą ir susiorganizuoti ekspertus ir kartu suformuoti kokią nors kolekciją, kuri nebūtinai pabrangs ateityje, bet kuri bus įdomi ir, sakysim, suskambėsi, mūsų šaly, sakysim, suskambėsi ir tokių bendraminčių, pavyzdžiui, yra labai panašių šiuolaikinių kolekcininkų, yra Latvijoje, Estijoje, kurie susitinka Baltijos šalis ir kartu, tiesiog yra bendruomenė, yra manau, didelis malonumas jiems pasirodyti ir mums pažiūrėti. Taip, kad aš taip žiūriu teigiamai, bet tokius bandymus, o jeigu, taigi, taip, nežinau, negali sakyti, kad tikrai uždirbsi, bet žinokit, yra šansas, kad bus ir visų pirma, gerai. Kaip sakant, grąža gali būti įvairiais pavidalais, nebūtinai tas... Iš tiesų, tai šiandien aš galvoju, kad tas meno kolekcionavimas jisai patapo toks kaip atviras, nes anksčiau tai būdavo, kad tie kolekcininkai, tie senieji mohikanai, taigi jie laikydavo rūsiuose, kiekvieną vakarą turbūt naidavo, pasigrožėdavo, vėl užrakindavo ten to seifo duris ir tai, ta vertybė buvo slepiama. Dabar tas vertybės išneša į paviršių ir jomis dalinasi, ar tai albumo pavidalu, ar kažkokiu tai eksponavimu, deponavimu, ten, tarkim, ofise ar kitose erdvėse. Tai tendencija jinai irgi yra tokia, ganėtinai įdomi, nes menas nepatapo toksai kaip, kad tai yra mano, ir viskas. Ir daugiau aš niekam nerodysiu, ateinu pats pasižiūriu, pasidžiaugiu, įsivertinu savo subjektyvą nuomonę, kiek jisai dar jo vertė pakilo ir tiek žinių. Dabar tas yra atvira ir tas irgi labai smagu. Natūralu, visuomenė keičiasi ir tas prieinamumas visai kitas. Simona, kalbam apie vertės didėjimą, ar ne, kadangi laikas jau šiek tiek į pabaigą vis tiek. Tai kokios didžiausios grąžos tavo, sakykime, asmeniniai patirti yra buvusios, kad investuoja žmogus ir po kažkiek laiko parduoda? Tai kokie skaičiai ten vaikšta? Aš minėjau toj savo paskaitoj porą atvejų. Tai vienas gražus pavyzdys buvo, kai buvo 22% metinės grąžos. Ir čia per 10 metų? Per 10 metų maždaug, jo. Bet aš galiu paminėti, čia vis dėlto yra gal labiau išskirtinis atvejis. Galiu paminėti ir štai tokį atvejį. Vieni mano klientai, kolekcininkais, gal jų nevadinsi, jie būtent save laikė investuotojais ir turbūt prieš 10 metų supirkinėjo gan taip intensyviai meno kūrinius, gana brangius ir tikrai tokius investicinius autorius. Tada buvo dingę kuriam laikui ir paskui jau vėl pasirodė pas mane atnešdami parduoti tuos kūrinius. Ir aš klausiu, sakau, tai vis dėlto, kodėl jūs išeinate iš tos srities, kas čia nutiko. Ir jie žmonės, dirbantis finansų rinkose, mes labai racionaliai pasiskaičiavom, kad metinė grąža iš tų mūsų investicinių yra 5%. Bet mes žinom, kaip gauti ir 10% ir panašiai. Labai racionaliai išsiskaičiavo ir, taip sakant, priėmė sprendimą. Išeiti kitą turto klasę. Išeiti, jo. Bet tie 5%, gal aš nežinau, kaip kitų turto klasių atžvilgių ir kontekste, kaip skamba tie 5%, bet sakyčiau, kad
turint omeny, kad dar yra tų investicinių grąžų kitais pavydalais, nematerialiais, tai kad ir tokių konservatyvų, paimkim 5%, aš manau visai neblogai yra. Supratau. O sėkmės atvejais, kaip minėjau, galima ir kur kas daugiau. Na, plus dar ir tas emocinės investicijas, ar ne? Visą laiką, kai kalbam su savo klientais apie investavimą, be abejo, visi irgi sako, nu tai tada, kiek čia dabar aš galėsiu uždirbti, kiek čia man po tų 10 metų tikėtis, kad gausiu, bet visą laiką mes irgi paminim būtinai apie rizikas, ar ne? Tai vėlgi, čia investicija į meną lygiai taip pat su rizikom yra, ar ne? Tai kokios tos rizikos, gal irgi jūs iš savo patirties girdėjot kokių nors istorijų, kur, Simona irgi per paskaitą mums pasakojo apie tai, kad nusipirkę paveikslą, sužinojo žmonės investavę ne 1 000 eurų, kad padirbtas paveikslas. Na, čia skirtingose kategorijose skirtingos rizikos yra. Tai jeigu mes kalbam apie tą konservatyvę investavimo kryptį, kur yra investuojama į tokius jau laiko patikrintus autorius, tai bet kokiu atveju išlieka ta rizika, kad išlieka falsifikatų, išlieka netikslių atribucijų, išlieka permokėjimo rizika. Jeigu kalbam apie jaunuosius, tarkim, investicinės į jaunuosius, tada yra rizika vis dėlto neapskaičiavimo jo trajektorijos. Tai, taip sakant, kiekviena klasė turi savo atskiras skirtingas rizikas. Taip. O Antanai, gal... Mes čia vis tiek turėtum truputėlį atskirti Lietuvos rinką ir atskirti pasaulio rinką. Tai Lietuvos rinka yra ganėtinai sekli ir, sakykime, be rizikos turbūt yra, nežinau, tie klasikai, į kuriuos investavus turbūt, bent jau turbūt nepralošia, nors ir tai gali pralošti, nes, pavyzdžiui, yra kai kurie autoriai, kurių paveikslų yra dar labai daug yra likę, užsilikę šeimoje, jeigu šeima, sakykime, juos paimtų visus išleistų, tai natūralu, kad turbūt ta kaina drąsiai čiuožtų per pusę. Bet jeigu taip jau žiūrėti į tam tikrą tvarį investiciją, tai tada reiktų žiūrėti tą patį Kristy, Sotheby, dar kažką, tai pasižiūrėti tenais tų autorių, kurie yra patikrinti, kainodara tai jau yra nusistovėjusi ir tikėtina, kad už to autoriaus nugaros stovi irgi tam tikra piarinimo mašina, kuri turbūt tą kūrinio vertę dar daugiau didins arba to autoriaus vertę didins. Ir va tokiu būdu turbūt tas toks investavimas galbūt ir tvaresnis. Bet Lietuvos rinka, jinai, iš tikrųjų labai labai yra sekli ir turbūt be tų mūsų klasikų sunku čia būtų ir pasakyti, kas išvažiuos, o kas neišvažiuos. Yra kai kurie labai sėkmingai, pavyzdžiui, Kempenas, New York'e, tai taip jau yra turbūt tas autorius, kuris tikėtina, kad vertė tik tai augs. Čia kaip pavyzdys. Kadangi mūsų laikas šiek tiek spaudžia, irgi iš tikrųjų labai dar daug klausimų liko neatsakytų, bet matyti irgi pagrindinė mintis nebuvo, kad mums sudėlioti ABC arba kažkokį tai vadovėlį, ką daryti, kai nori investuoti į meną, labiau sužadinti tą susidomėjimą, pasakyti kryptis arba vietas, kur ieškoti tos informacijos, į ką kreiptis, kaip sakant, neprisidaryti daugiau bėdos negu naudos, bet visiškai pabaigai tada vis tiek paprašysiu kiekvieno iš jūsų, nežinau, top 3 patarimai, ką verta daryti ar nedaryti, jeigu vis dėlto nori pradėti investuoti į meną. Gal trumpai nuo jūsų. Pirmiausiai, iš tiesų susikaupti savyje yra pasakyti iš širdies, taip, kas iš tiesų patinka, ar fotografija, ar grafika, ar tokį savo atsakyti pirmiausia tokį apsibrėžimą truputėlį, kad galėtum susimažinti tą begalybę triukšmo, kuris yra aplinkui. Kitą patarimą galėčiau pasakyti, kad kai jau apsibrėžti truputėlį, reikia pasidomėti daugiau, panaršyti, pasižiūrėti, kas darosi, racionaliai netgi pagalvoti, kas dabar žinomi, kaip jų istorijos, ta prasme, tikrai pasiskaityti apie tą sritį. O trečią dalyką nebijoti, tikrai daryti. Svarbiausia pradėti, ne? Taip. Gerai, ačiū, Antanai. Kadangi jau kaip ir tos tokius kertinius pasakė, tai aš gal tik tai pridėčiau, kad jeigu jau toks sužibo noras investuoti, tai galbūt aš nevadinčiau tą dalyką investavimu, bet vadinčiau tą dalyką tokiu kaip ir įėjimu į tą sritį tam, kad truputėlį pajausti, kuo kvėpuoja šitą rinką,
kad truputėlį daugiau galbūt painvestuoti laiko į susipažinimą. Nu ir be abejonės, kad tiesiog nenumesti ten savaitę ir mėnesį praėjus, nes tas reikalauja truputėlį daugiau laiko tam, kad tikrai suprastum, ar tikrai to nori ir jeigu nori, tai kad tai būtų ne tik tai tas paprastas nuogas investavimas, o biski investavimas tuo pačiu ir į save, tai ir ta emocinė dalis, kuri nemažiau yra svarbi. Taip, labai ačiū. Taip. Svarbiausia pradėti, kantrybės ir Simona tavo tada. Na, mano labai tokia nepalanki situacija, nes Ramunė ir Antanas iš tiesų susakė svarbiausius dalykus, tai aš gal tikiuosi, tada man belieka tik tai kitaip galbūt tvarką išdėlioti. Tai aš galbūt pirmoji vietoje, sakyčiau, nebijoti šitą faktorių, dėl to, kad labai dažnai žmonės tiesiog bijo nusipirkti tą pirmą kūrinį, bijo. Nežino, kas patinka, nežino, ko nori, bet tai yra labai gerai, tai yra proceso dalis, nežinoti. Ir visai nereikia bijot, kad tu dabar nežinai, tu laikui bėgant susisiaurinsi, tau išsigrynins tas fokusas, galbūt ne iš karto, galbūt per kelis veiksmus tau jisai keisis, bet ateis tai. Svarbiausia yra nebijot. Tada antras patarimas būtų irgi, ką abu minėjo, kad gilintis ir tikrai nuoširdžiai domėtis. Ir trečias patarimas, tai irgi Antanas jau tai minėjo ir tai yra labai svarbu, tai yra apsiginkluoti kantrybę ir netapti sprinto bėgiku, bet vis dėlto tai yra maratonas. Tai tikrai tai yra maratonas, tai yra kelionė ir reikia mėgautis tą pačią kelionę, o ne svajočią, kuo greičiau pasiekti finišą. Puiku. Tai ačiū visiems prisijungusiam prie mūsų šitos tinklalaidės, prie mūsų diskusijos. Dėkoju labai pašnekovam už tikrai geras įžvalgas ir atvirumą. Ir ką, linkiu visiems gerų investicijų ir taip, plėsti savo akiratį, horizontus. Geros dienos.